Sveiki, su jumis Fabijoniškių muškietininkas, kandidatas į Seimą Andrius Mulevičius. Pirmadienis buvo išties labai intensyvi diena. Turėjau apginti savo pozicijas ne tik ideologiškai, bet ir fiziškai. Štai vienas pagyvenęs vyriškis mėgino man agresyviai sukliudyti, pabendrauti su gyventojais. Kągi, atstovėjau savo pozicijas. Vakare dalyvau Mykolo Romerio universitete debatų klube. Debatavome su kitais fabijoniškių kandidatais. Sukryžiavau špagas su politikos baobabais. Na, o vakare žiūrėjau Užkalnio 5 laidą per Baltijos televiziją, kurioje pats dalyvau. Iš tiesų, parodė tikrai neblogai, tačiau iškirpo mano žodžius prieš Visagino atominę elektrinę. Matyt, tikrai labai trapus šis projektas, kad tai baiminamisi. Tiesa, šiandien pasibeldžiau į 391 duris, bei pabendravau su 98 gyventojais. Čia buvo Fabijoniškių muškietininkas, kandidatas į Seimą Andrius Mulevičius.